Pabudo Vasilijus Petrovičius visai savo nepažįstamoje aplinkoje. Regis dar buvo ankstyvas rytas, jis gulėjo lovoje, bent jau taip rado savo kūną, buvo apsivilkęs pižamą, bet ne savo. Apsiklojęs storą sunkią antklodę. Kambaryje tvyrojo tyla, per kelis metrus nuo lovos, kurioje jis pabudo ir išsigandęs bauginančios tylos dar labiau paniro po sunkią antklodę ir ėmė stebėti, kaip grumėsi saulės spinduliai su kažkokiais už stiklo ant virvių, užtaisytais skudurais. Regis vėjas taršėtas drapanas už lango, o Vasė vis labiau jautė sunkią antklodės naštą. Tas apklotas buvo panašesnis į seną kilimą apvilktą apiplišusių, bet švarių užvalkalų. Dabar tokių negamina, pagalvojo Vasė, bandydamas iškišti nosį iš po apkloto. O dar ta tyla, dabar tokios niekur nerasi, jau regis balsu ištarė Petrovičius. Jį gazdino ne tik garsų vakuumas, bet ir drumstas, beveik nespalvotas vaizdas, kurį jis regėjo aplink save. Kambaryje tarsi nieko ir nebuvo, kas galėtų suteikti jo vaizduotai spalvų, o dar labiau visą šį reikalą sušiko akiniai, kurios aną vasarą išrašė jam storą bobą. Lyg ir motinos draugė kadaise dirbusi medicinos seserimi silpnaregių ir aklųjų prieglaudoje. Nei žinojo Vasė, nei domėjosi, motina nupirko akinius turguje, su skaidriu plastamasiniu rėmeliu pataškuotų tamsesniais motyvais kojelių srityje. Lyg taip turėjo būti gražiau. Dabar tie prakeikti akiniai padėtų Vasilijui, nors ir tą nežinios akimirką jis turėjo savo tvirtą atsakymą, jog būtent tie akiniai jam ir sugadino regėjimą. Bet jis negalėjo prisiminti ne tik kur jo akiniai, bet ir kaip atsirado šioje velnio pamirštoje skylėje, žinoma iš įpročio jis apsigraibė tarpuakį. Ir lipdamas iš lovos apsičiupinėjo aplik lyg pagyvenęs kurmis. Tačiau jis matė senas medinių lentų grindis, dažytas lyg ir rudais dažais, nusitrynusius baltus tapetus su pavieniais gėlių ornamentais. Jau praktiškai išblukusiais toje pusėje, kur kartkartėmis prasimuždavo tie saulės blyksniai, po langų dar matėsi senas špižinis radiatorius, nors pradžioje Petrovičius pagalvojo, jog taip sukrautos lentos. Na kas ten dar buvo, net neverta vardinti, gal keletas panašių antklodžių tvarkingai sulankstytų ir sukrautų ant tamsiai rudos medinės kėdės su atlošu. Nedidelė spintelė kažko panašiai į pėdiną, gal lako sluoksnių, per kurį tarsi pro stiklą galėjai pažvelgti į medžio vidurius, į jo kadaise čia buvusius gyvybės syvus, kurios žmogus užtaisė chemijos sluoksnių, bet tai Vasė pamatė jau vėliau, išlindęs iš po antklodės gniaužtų ir nuvalęs dulkes nuo spintos alkūnė.